Kalbant apie asmeninį įvaizdį, yra labai svarbu pakalbėti ir apie įsitraukimą. Dėl to, kad dažnai žmonės galvoja, kad, aš kelsiu turinį, turėsiu stiprų profilį ir to gana. Bet taip pat rekomenduojama, norint turėti aktyvų profilį, matomą profilį, įsitraukti ir į kitų žmonių turinį. Pirmas dalykas, ką reikėtų atsiminti ir ką jau minėjau, bet dar kartą norėčiau akcentuoti, tai yra žmonių ir įmonių minėjimas. Tai minėkite žmonės nuotraukose, nepamirškite juos pažymėti, tas įmonės, kurios yra susijusios su jūsų įrašu ir vėlgi venkite dėti per daug paminėjimų, tai tarkim, sakykime, kai būna žmonės prirašo 20 žmonių, pažymi juos arba 20 įmonių, tai nėra geriausia taktika, reikėtų tiesiog laikytis to kelių žmonių arba kai kuriuos ten po to komentaruose, kai kuriuos, tarkim, nuotraukose ir taip toliau. Tai tada tiesiog neperspausite savo įrašo su labai daug pažymėjimų. Toliau, kita taktika, kurios reikėtų nepamiršti, yra įsitraukimas į savo įrašus. Tai reiškia, jog kai jūs rašote kažkokį tai įrašą, kaip matote kairėje, jūs gaunate komentarų ir, pavyzdžiui, jūs į juos nieko neatsakote, net nepalaikinate. Tai vėlgi mažina jūsų įrašo įsitraukimą ir matomumą. Ką reikėtų daryti, tai įrašas dešinėje ir matote yra komentaras, ir iš karto yra padėkojimas, palaikinimas ir taip toliau. Taip, tai nepamirškite, kad žmonės, kurie jums rašo, jie irgi nori būti matomi, nori, kad jų komentarai jūs pasiektų ir jeigu jūs kažko neturite ko jiems pasakyti, tai bent jau uždėkite like ir paspauskite like mygtuką. Social listening. Įsiklausimas, klausimasis socialiniuose tinkluose. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kai jūs būtent naudojate tokią rinkodaros strategiją ir įsitraukite į kitų įrašus apie jūs arba, tarkim, įrašus, kuriuose paminėta jūsų įmonė. Taip? Tai yra vienas iš būdų, kaip nepamiršti kultivuoti tą ryšį su jūsų auditorija, su žmonėmis, kurie jūs pažymi, nepamirškite palaikinti, pakomentuoti ir tokiu būdu parodyti jiems, kad jūs matote jų turinį, kuriame esate pažymėti ir jūs. Ir taip pat, dar kalbant apie social listening, yra labai svarbu atsiminti, kad visą laiką galite tikrai patį paprasčiausią komentarą palikti. Nebūtina ten daug prikurti, daug prigeneruoti teksto. Galite, kaip ir matote dabar skaidrėje, rasti įvairiausių atsakymų tiek apie naują darbo poziciją, naują darbo skelbimą, tiek apie susitikimą renginį, industrijos naujienas, įrašus, kuriuose prašoma patarimo ar nuomonės, kažkokias tai asmeninės istorijos, taip, tai visą laiką galite labai paprastai bent jau pakomentuoti ir tas paprastas komentaras vis tiek jums atneš daugiau negu nieko.